tokie. Testuosim akmenų krūvą, kuriuos jau testavom, bet su greitopu testuosim. Pradėsim nuo 1000 pusiau natūralaus lijoto milteliais, natūralaus akmens lijoto. Čia chebra rimta, su 1000 metų patirtim, kaip matom. Testavom akmenų, akmuo tikrai geras. Dėžutė atrodo tai minkštas labai. Sekantis jais 2000 Tanaka. Irgi pusiau natūralus su aorto milteliais. Po to jis 6000 pusiau natūrali Tomaja. Gamintojų nežinau. Po to prie finišai paėmiau kažkokį minkštesnį tokį akmenį apie 4. Kokią šachtą, nežinau tiesiog. Ir pabaigai bus Nakajama Kita, Tomaja, kitaip tariant. Pacientas pas mus Mercury Britva, švediškas plienas, bez hollow ground. Rašo čia numeris 4000. Po mikroskopu žiūrim, kad yra pažeidimų nemažų, tai paimsiu 1000 pradžiai. Įdomus sprendimas, kad čia plastikas, ne unikalus aišku, bet pasitaiko kartais būtent ta vieta, kur daugiausia rūdyja. Tai pradėsim nuo 1000. Nedidelis lengvas akmuo. Patogu Britvoms. Klausimas ar lygus, tai klausimas aišku geras, bet aš jau neišlyginau dabar jau prieš darbą. Nelabai nori dirbtis be suspendės, tai spręsim tuoj. Ir tuo pačiu palyginsim. Grįžtam su išlygintu akmenį. Jį ne tik lyginti, bet ir pamirkyti reikėjo šiaip jau. Pavedėja. Iš pradžių, kaip matom, sparčiai dirbame. Specialistė karbidą 120 išlyginau. Ir greitai turiu pėdėti, nes tikrai. Priekiai po mikroskopu matėsi didelis skilimas, tai skirsim daugiau dėmesio. Stengiamės visą akmenį išnaudoti, rečiau lyginti reikėtų. Ir akmuo, aišku, efektyviau naudosis. Jo merkyti tikrai reikia. Erzina toks darbas. Beveik viską nuėmėm, tai paskutinis akmuo, tai gerai viskas yra. Reikia iš abiejų pusių pažiūrėti, aš neįrašinėsiu, bet bent jau po pirmą akmens tikrai pasiekim viršūnį iš abiejų pusių, tai po to aišku jau suklysti neįmanoma. Toliau Kyoto Tanaka, pusiau natūralus. Su aorto milteliais. Ir išlygino, nepatingėjo šį kartą
Britams labai svarbu, nes didelė plokštuma iš karto liečiasi, tai iš karto jausis, jeigu kažkur bus nelygumas, gal nepasigalas kai kurios vietos. Taip kad kultūrint nereiks. Sustrėlės tai paprasčiau viskas. Dabar jis ant suspendės, pažiūrėsim, kaip finišas atrodys. Nėra visiškai geras, tai mes dar padirbėsim su juo. Ta priekį tai aš apvalinsiu, nes jis tik reikės mums apvalinti, kad reikėtų tiek nuiminėti daug metalų, tai bus racionaliau. Geriau jau viskas padarysiu tokiu 2000 dar greitį turi kažkokio, paskui jau to greičio bus minimaliai, tai geriau padaryti viską kaip reikia. Žinau, Britams gal nelabai, nes jis toks nelabai tolygumas jaučiasi, toks yra ne pats geriausias variantas. Peiliams, aišku, gerai. Apie akmenį aš čia kalbu, aišku. Toks grubukas atrodo, kaip 2000, kaip normalus, sakyti. Po mikroskopu 2000 Tanaka vaizdas. Vienas skilimas yra toks gana didelis, korozijas tiksliau pažeidimas, bet tikėsimės nusiimsis. Arba bent užsiapvalins kažkiek, tai problemų neturėtų būti su juo. Taip, to sekantis pusiau natūrali tomaja. 50% natūralus tomaja, sintetika. Aliuminio oksidas reikia daryti. Pabandysim be nagoros, bet nelabai jis norės dirbti. Jas reikėjo mirkyti, aš pamiršau. Pamiršau, kad jas reikia mirkyti. Ir ilgai reikia mirkyti, kokie 3 valandas. Negerai, negerai. Nagora šiek tiek padeda, kaip matom. Teršis jis gana noriai. Suka. Nes nagura jam nelabai padeda. Todėl, kad neišmirkinau aš.
nebūtų viskas taip tragiška. Nors iš esmės galima įsisukti demerikinimą, kaip matom, dirbu su nagų radančiu. Jeigu naudot prie finišų reikėtų atsakingiau kažkaip, tai padarysim ant jo finišą, kad matytumėm, kaip jis dirba savaime. Po mikroskopom 6000 Tamaja pusiau natūrali, tai matom porą dar tokių. Priekiai, tai aišku, čia nesvarbu. Yra nedidelis toks korozijas požymis, bet dengsis, aišku, galandant. Prie finišas tokį pusiau minkštesnį paėmiau. Kažkokie, japoniškas, aišku. Bus mums prie finišas. Čia galima sukamai sudėsiais. Dirba pats akmuo be nagulės gana noriai. Vintažinis kažkoks aiškiai. O yra gal spėju. Kažkas čia dar gali būti toks. Dažniausiai sutinkama. Dabar eksploatuojama šachta, bet neblogi akmenys. Britams užbaigimui, aišku, nėra tokį. Kad būtų geras, o yra bent jau nemačiau tokį. Pėlėms, aišku, gerai. Ir gerai. Dar užapvalinam, aišku, kampą. Daug metalo nuėmėm, bet plius ten yra korozijas. Ir šiaip aštrūs kampai pavojingi. Kaip matom, suspenzija šiek tiek įskirti. Britums prie finišo tai, ko reikia. Nagulas jam nereikia. Aišku, galima naudoti, nieko blogo nenutiks. Bet jis viską pats daro taip, kaip reikia. Supranta, kas yra galandinimas. Išmanus akmuo. Galima sakyti taip. Nu, šluostum, žiūrim, gal jau bandys kus gal. Nu, kažką bando. Nenori. Bet principai galima su juo nusiskusti, turbūt ant diržo, jeigu padirbėjai, bet jeigu nori švelnaus skutimo labai. Vaizdas mikroskopo prie finišo. Na, matom, kaip natūralos akmens dar. Yra likę subraižymų, ne viskas nuimta, bet kadangi pas mus prie finišus, tai mūsų tai nejaudina. Nuplausim, kad nuo 6000 čia mums nieko nebūtų. Kieta, kaip matom, visiškai geltona su nasidzi taškeliais, tokiais juodais. Aiškiai nakajam. Primena, maroką, tai štampo nėra, bet čia galima dėti drąsiai. Dažnas tokie šiuolaikiniai, tai aš demonstravau ne vienai. Netokie jie, netokie. Galima sakyti drąsiai, kad maroko. Tikriausiai buvo galima iš karto
apsėti besuspendęs, lėti į finišą ir būtų susitvarkėme. Ir dėl viso pikto mums tą padarysim, blogiau nebus. Bus dar geriau. Kietas beveik 5, kokie 4-7 galima duoti. Ir finišui pats tai, ko reikia. Nu, galima, taip, reikėtų apsukti akmenis, kad vienodai dėvėtųsi akmenis. Čia yra tokia įtartina taškelis, bet nemuša nieko, tai aišku, mes jau galim vengti. Sakome, judesiai gerai tuo, kad suspenzija lengviau taip išlaikyti po ašmenim, ne. Jeigu ją stumdysi, tai iš jos naudos nedaug. Turi būti po ašmenim. Tam, kad dirbtų, žodžiu. Yra ne tam, kad ją stumdyti. Galų visada priekį skiriam dėmesį, nes jis turi savybę, kaip matėm, nepasigalas visada. Ne tik man, bet ir visiems, net jeigu tiesus ašmenys. Yra toks problema. Gerai žinoma. Visuotinė. Ne tik man. Šitie grubokai tai skamba pagal garsą, bet manau, kad nagu rašy greičiau. Ir akmuo ką tik pritrentas, tai išlygino, ne visiškai lygus buvo. Kągi plaunam. Tas po mikroskopu, po nagolės. Žiūrim, kaip skus dabar, bandys. Bandys ar nelabai. Nu taip gana agresyvokai buvo, švelniau negi po mūsų prie finišo. Ir dabar galvoju, kad taip kokią video gilesnę prasmę, tai padarysiu finišą standartinį, kur dauguma daro blogerių, kur ir aš darydavau anksčiau, ne? Ir palyginsim su tais nauja technikas, kur daugiau horizontaliais judesiais tokiais išilgai. Na, aišku, čia. Nu, šiaip jau man abejonių nėra, bet, nu, vaizdą po mikroskopu pažiūrėsim, kuo skiriasi, nes ne vien jau kiek jau 5 kokias prie tos pagal anų tikrai skirtumais visą matau, kad, bet jeigu yra kažkam abejonių gal, nu, kiek abejonių turite, imkite ir bandykite, tada pamatysit. Ir akmuo tai buvo, nu, kad tik pritrintas, jis dabar tik tai pradeda, nu, dabar jau limpa, viskas tvarkuoja. Pradeda jis dirbti savo tikruoju grūdėtumu. Šiaip biskį buvo grubesnis, nei jis gali. Tai dėl to ir skirtumas tos gaus. Baigsiu viską teisingai. Po vandeniu.
vaizdas po mikroskopu. Užbaigimo. Ir balti taškeliai, tai čia odos liekanas. Žiūrim, kaip skauda. Taip laisvai kabančių nenori. O šiaip skuta normaliai, skustis galima, aišku, bet mes tuo neapsiribosim ir užbaigsim tą techniką. Užbaigsim tokiais judesiais. Nespaudžiam, nes užbaigimui spausti nereikia, kad kaip spausim, tai kažkiek vis tiek lenks ašmenys ir viršūnės nepasieksim ir be to grubiau dirbs, tai mums reikia būtent dabar pasiekti maksimalų aštrumą. Tai dirbam, čia taip, kol į priekį tą matėm reikia, tas vieta nelabai darbinė, tai tiek to, niekad ten tragiška nematiks. Kita pusė nenori. Ir viskas rašymu, pirmiausia, kad nepamirš, pradedu nuo priekį akcentuoju. Nu kaip akcentuoju, link ten nukreipiu. Nu jaučiasi, kuria dalis, jeigu nežinau. Kuria tai tiesiog viską pakeliam, nu kaip, nepakeliam, bet šitiek spaudimą perkeliam į daugiau į priekį. Kuria dalis jaučiasi, kuria daugiau dirba. Priekim skiriam dėmesio, paskui ir visą kitą. Nu, jau taip limpa, gana noriai jaučiasi, kad limpa, tai finišas jau neblogas, taip išėjo. Ir klausim, kaip ašmenys kokie. Ar yra kažkoks grubumas, ar nekeičiasi atsakas. Šnabždėjimas, tu čia priekį jaučiasi, kad dar stipresnis yra. Mes su juo dirbam, kol jis dings, kad tampa visur vienodi ašmenys. Mat įdomu. Jeigu nedarytų užbaigimą, vartymą, kas gausis. Tai tas po mikroskopu be vartymo, tai kaip nieko tragiško tai nematyti, turėtų būti kaip ir normaliai viskas. Žiūrėsim, kaip skuta. Gerai skuta. Laisvai kabančių nenori. Bet skustų gerai. Jau dabar iš esmės galima skustis netgi be odos. Bet mes dar pavartysim. Pažiūrėsim, taps geriau ar ne. Galutinis finišas po mikroskopu. Viskas gerai, beveik nusiėmė visi skilimai.
Žiūrim kaip skuta. Nu, kai kur nori kabinti ir laisvai kabančius. O skuta gerai ir aštriai ir nepernelyg agresyviai. Ir man gražu. Perėjom su diržu Kanayama 2198. Ir žiūrim, kas pas mus gavosi. Nu kaip noriai pjauna, nerauna taip, bet nu panašu į nerūdėjantį plieną, žodžiu. Lašelis toks yra, tai aš labai žodžiu, viskas gerai. Atrodo viskas taip. Dėkui už dėmesį, iki.